Sveiki, noriu pasidalinti su jumis, ką WordPress man šiandien iškrėtė. Tinklalapyje atnaujinau įrašą ir atsirado užrašas, kad yra naujesnis įrašo variantas. Tuomet paspaudžiu mygtuką palyginti peržiūras. Ir štai kokį langą man WordPress pateikė. Prisipažinsiu, kad iš pradžių galvojau, kad kažkas įsilaužė į puslapį, bet paieškojus informacijos supratau, kad tai pokštas vietoj klaidos pranešimo.